Hello, sveiki mano kanalo žiūrovai. Šiandieną mes pakalbėsime apie 4 žodelius, kurie šiek tiek kartais maišosi. Tai yra this, that, these ir those. Kada kurį naudoti ir kaip jie atrodo sakiniuose. Taigi, pradedam nuo paprasto dalyko. Lietuviškai šie žodžiai atitinka šis, šitie arba anas ir anie. Bet lietuviškai mes iš tiesų, kai naudojame tuos žodžius, mes juos deriname prie daiktavardžio. Ir tada priklauso, ar mes kalbame apie, ar daiktavardis yra vyriškos ar moteriškos giminės, ar ne, ir tada yra šitas, šita, anas, ana. Taip pat priklauso nuo skaičiaus, gali būti vienaskaita ir daugiskaita, ar ne, šitas, šitie, anas, anie. Ir tada priklauso ir nuo sakinio, ir kartais priklauso nuo linksnio, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, kam, tai šitam, arba šitiems, arba anam, arba aniems, jeigu ką, tai šitą, arba ana. Tai žodžiu, daug lietuvių kalboje mes turim daug įvairiausių variantų. Anglų kalboje su šiais žodeliais yra šiek tiek paprasčiau, nes juos mes skirstome tik tai pagal skaičių ir pagal tai, kaip arti tas daiktas yra nuo mūsų. Ne? Taigi, visų pirma, vienaskaita this ir that. Jeigu daiktas yra arčiau mūsų, tai yra this. Į tą pusę this cat, this, jis yra arti. Jeigu daiktas yra toliau nuo mūsų, anas. Okay. That dog. So this cat, šitas kačiukas, šita katė, that dog arba that puppy, nes mažiukas, tai anas šuniukas. Taigi, this ir that, vienaskaita, this, kai kažkas yra arti, that, kai kažkas yra toli. Daugiskaita, these ir those, these ir those. These, šitie, kai kažkas yra arti, bet jų yra daug, ar ne? These cats are yawning. Šios katės žiovauja. Ne, these cats. Maybe not yawning. O gal nežiovauja, gal kniaukia, rėkia. Okay, taigi, jeigu jos yra arti, these. Jeigu kažkas daugiskaita, ar ne, jie, anie yra toli, tai anie šunys nešasi pagalį. Those dogs are carrying a stick. Those dogs are carrying a stick, ar ne? Tai these arti, those toli. Dažniausiai mes this, that, these ar those, this, that, vienaskaita, these, those, daugiskaita, yra naudojami su daiktavardžiu. Ne, vienas iš naudojimo variantų, kai mes kartu su daiktavardžiu norime pasakyti šitas arba anas daiktas yra kažkoks. Tai pavyzdžiui, this house is modern, this house is modern. Vienaskaita, todėl renkamės this ir daiktas yra arti, ne? That house is very old. Vienas namas, vienaskaita, namas yra kiek tolėliau, taigi that house is very old. Okay? That house is very old. Pažiūrėkime daugiskaitą. Obuoliai, jie yra arčiau mūsų, šitie obuoliai, so these apples are red. These apples are red. Ne, šie obuoliai, šitie obuoliai yra raudoni. Daug daiktų, bet jie yra šiek tiek tolėliau, ar ne? Tai those pumpkins are round. Those pumpkins are round. Anie, arba tie moliūgai yra apvalūs. Ne, jų yra daug, jie yra kiek tolėliau, those pumpkins. Ir mes realiai tuos žodelius derinam prie to skaičiaus daiktavardžio, su kuriuo naudojame, ne? Bet linksnis nesvarbu, giminė nesvarbu, tik tai tarsi atstumas, ar ne, ar šis ar anas, ar šie ar anie, ir vienaskaita arba daugiskaita. Kitas variantas, ką mes galime naudoti, tai this, that, these ir those kartu su daiktavardžiu, žodeliu of ir įvardžiu yours, hers, his ir taip toliau. Pavyzdžiui, that dog of yours is so cute. That dog of yours is so cute. Lietuviškai būtų tarsi, tas tavo šuo toks mielas. That dog of yours is so cute.
Oh, these cars of theirs are very expensive. These cars of theirs are very expensive. Kartais su šia fraze mes galime išreikšti ir tokį šiek tiek nepasitenkinimą arba šiek tiek neigiamą nuomonę apie kažką, bet nebūtinai, nes mielas šuniukas visą laiką yra gerai. Toliau, this, that, these ir those mes galime naudoti ir kaip įvardžius, pronouns. Pavyzdžiui, this is my book. This is my book. Tai yra mano knyga. This is my book. Vienaskaita, todėl renkamės this. What is that? Kasgi tai? What is that? Kasgi tai? Ar ne? Jeigu daiktas būtų kiek arčiau, visiškai galėčiau sakyti what is this? What is this? Jeigu daiktų būtų daugiau, visiškai galėčiau sakyti what are these arba what are those. Ne? Galima naudoti ir daugiskaitą. Pavyzdžiui, mes galime juos naudoti ir sakiniuose, kai norime kažką palyginti. This table is small, let's sit at that one. This table is small, let's sit at that one. Šis stalas yra mažas, sėskime prie ano. Ar ne? Ir atkreipkite dėmesį, kaip mes naudojame this table, šis stalas, sėskim prie ano, that one, that one. Kitas pavyzdys, taip pat galime naudoti, kai kažką renkamės, ar ne tik palyginimą. These carrots are fresh, let's take them. These carrots are fresh, let's take them. Šios morkos yra šviežios, jas ir paimkime, ar ne? These carrots. Taigi, tikiuosi, išmoksite nepainioti this, that, these ir those. Have a great day. Jeigu dar nesate prenumeruojantis mano kanalą, tai labai norėčiau, kad paspaustumėt subscribe mygtuką. Jeigu jau prenumeruojate, nepamirškite spausti like ir susimatysime kitose video. Bye bye everyone.